Kaip nubrėžti aukštinę? Pirmiausia, susižymėkime A, B, C. Ir dabar iš viršūnės A brėšime į kraštinę BC aukštinę, kuri turi sudaryti statų kampą. Mes turim pristatyti kampainį taip, kad iš viršūnės nubrėžę į kraštinę, na štai čia būtų status kampas, 90 laipsnių kampas. Čia 90 laipsnių. Dabar norėdami nubrėžti iš viršūnės B, matom, kad stataus kampo nepavyks sudaryti. Status kampas bus tik čia. Bet ką daryti, kad kraštinė AC jau baigėsi? Tai tada mes brėžiam punktyrinę liniją. Pratęsiame AC lyg ir, ar ne, ir tada prisidedam kampainį ir brėžiam. Ir čia bus status kampas. Beliko nubrėžti iš viršūnės C. Vėlgi, norėdama nubrėžti iš viršūnės C, pažiūrėkit, čia bus status kampas, bet kur viršūnė. Ir štai čia bus status tik tai kampas, ką daryti. BA nėra tokia ilga kraštinė, tada turime pasipildyti brėžinį, punktyrinę liniją ir štai pristatom statų kampą, kad būtų va šitoj vietoj status kampas, nes aukštinė su pagrindu sudaro statų kampą. Čia turi būti 90 laipsnių kampas.